Šį kartą su Maltos ordino pagalbos tarnybos savanoriais vėl lankysime žemiau skurdo ribos gyvenančius ligotus, vienišus pagyvenusius žmonės. Alytus. Eisim pas močiutę, moterį, irgi sunkiai judančią, vienišą, vaikai užsienyje palikta, kiminaliai. Labą dieną, Albinutė. Kaip jūs laikotės? Kaip gyvuojat? Vaikai išvažiavę į užsienį, jau seniai emigravę. Lankydami vienišus senelius visoje Lietuvoje, vis dažniau tai išgirstame. Galima pamanyti, Anglijoje ar Norvegijoje dirbantis vaikai finansiškai remia Lietuvoje likusius tėvus. Deja, Albinos paklausėme, ar jis sulaukia kokios paramos iš vaikų gyvenančių Londone. Jokios. Aš bijau ir pasakoti. Žinokit, čia yra žiauru, aš dar net nežinau, nei ką sakyti. Albina vos pereina per kambarį. Alytaus medikų komisija dėl to jai skyrė socialinę globą. Bet jokia socialinė darbuotoja moters tikinimu nėra atėjusi. Albinai buvo pranešta. Laukite, ateis jūsų eilė, atsiųsime darbuotoją. Albina laukia jau 1,5 metų. Ir būna, kad nėra kam parnešti valgyti, mirk iš bados, ir būna galva, ir mirk iš bado. Kai maltiečiams pranešė apie Albiną, ją tokią ir rado. Kaimynė, kuri lankydavo, pati išvažiavo gyventi į Londoną. Gerai, kad moteris buvo supratinga. Prieš išvykdama iš Alytaus paskambino maltiečiams. Nijolė, jai dar tik 60 metų. Socialinėme būste gyvena viena. Insultas, epilepsija. Po insulto paralyžiuota koja neseniai amputavo. Kaip Nijolė sakė, koja tiesiog supuvo. Dukra gyvena Ispanijoje. Buvo taip, kad kaip mes ją pradėjom lankyti, tai jinai buvo tikrai ir alkana, nevalgiusi, nes nebuvo kam jai pagelbėti, atnešti maisto. Primename, kad Maltos ordino pagalbos tarnybos savanoriai jau 22 metus 26 Lietuvos vietovėse globoja, lanko ir maitina beveik 1300 skurstančių vienišų senelių ir neįgalių žmonių. Visa tai daroma iš suaukotų lėšų. Taip atrodo, kad tu įmirščiau. Nemirsit, dar pabūsit. Gerai atrodo, dar pabūsit. Nemirsit. Jei būtų lėšų, būtų galima išvirti, išdalyti ir pasakyti visko daugiau, nes visko padaroma tiek, kiek jūs leidžiate aukodami. Ačiū už jūsų gerumą.